Tai labas rytas. Pas mus 6 ryto atsikėlėm. Ant palapinės toksai įdomus vaizdelis susidaręs yra. Tai sniegutis lengvas. Apšalimas, gal ne sniegutis. Tai atsisveikinam su savo miegojimo vietą. Šalta. Apšalė buvo, saulytė kažkiek tais duoda džiaugsmų, bet dar mažai. Vėjas prieš nosį pučia. Žygiojam 12 iki pusryčių. Ir po 7:15 susipakavę viską. Per valandėlę išsikuitėm. Įdomus faktas su šitom mėlynėm dabar. Kad jos yra lengvai pašalusios. Ir kai ją nusiskinė į burną valgyt, jinai sproginėja, kaip nežinau, burbuliukai kažkokie tais guminukai, neįsivaizduojat. Labai skaniai. Ir to rūgštumo kažkodėl tais nelieka. Arba bent jau ant tokių užsišokau, tai suvariu kas 5. Nu, šaltuko tikrai būta, va. Galima sniegas ten jau beveik lipdyt. Nes dar pavojinga nenusvert nuo tokių lentelių slidžių. Čia kaip plotumiais, taip plotumiais. Kažkaip gražu šone. Įdomi uola visa tokia. Lygi. Galėtų perėtą kelius eit. Oi, ne, lygų ramu. Mes čia ką tik per tokius akmenukus palaipėm, kad paliekam saulytę. Čia matos, kad tiesiog sniegutis blizga. Atspindžiai ne sniegutis, šaltukas. Jeigu kur nors pritrauki, nežinau, matysis, nesimatys, bet viskas apšalė. Takelis baltas. Monika irgi toj balta bus. Ajėt. Žiemužė artėja. Jeigu pamenat, išėjom po 7:15. Aš buvau su kelnėm, 2 pirštinėm, šiltuku, maikytę. Flisą neturėjau, bet turėjau lietpaltį. Kepurę, klaskarę, viską. Dabar matas jau yra sakinys nuo saulės. Trumpais šortukais. Be pirštinių, be kepurės ir su maike. Saulytė išlindo iš kalno, taip spygina, taip šildo, taip plėskia, smagi vėjuko 0. Yra idealus oras eiti. Ir čia taip gražu, viskas apšalė, krumiukai, viskas. Monika irgi laiminga priekyje eina, visa besišypsanti. Tai labai smagus rytelis. Nors ir šaltas buvo prieš tai, bet dabar tai viskas super. Ir diena bus super. Kaip saulytė? Gerai. Šviečia? Šilta, gera? Bet dar žino, kad reikės pasivaikščiot mums? Taip. Šiaušiam? Šiaušiam. Turim tiltą priekį. Mažiukas. Linguojantis. Monika vėl sakys, kodėl šokinėji? Kodėl šokinėji ant tilto? Nu taip, nes tikrai baisiai būna. Mane į visus šonus pradeda mėtyti. Tiesiog eini. Aš atsiprašau, kad aš sunkus ir mano kuprinė sunki. Aš va taip jums pasakysiu, gerai? Aš net leidžiu tau. Monika, let's go. Nejokinga. Aš tiesiog einu per tiltuką. Eik. Aš einu. Ne šitaip. Kitą kartą eisiu viena. Kodėl? Todėl, nes tu į visas pusės įvarai ir... Aš tiesiog ėjau tiltuku. Neapsimesk čia šlangą dabar. Taip ir gyvenam.
Kur šypsena? Kaip mainasi? Žinau, visai neblogai, o tau? Biški vėjukas pūtė, kepurę užsidėjau. Nu, tai tau biškai apsirengti reiktų. Man nereiktų apsirengti. Kažkaip pašiūrė kažkada buvus. Bet jau sugriuvus. Vidurį niekur, sakykim. Judam į priekį. Jau įpusėjom. Šiandienos pirmąją pusę. 6 kilometrai nueiti. Mes biškį turėjom pavėsiuko ruožą. Tai taip jau vėso, kokia purytė piršnytės buvo, bet su šortai sumaikė. O dabar vėl į saulytę išlindom. O dabar vėl bus gerai. Net ir kepurės nereikia. Priekį apsnigti kalnai, mes link jų eisim. Ten tarpukas, kur, jeigu nuo kairė žiūrint, yra 1, 2, 3 balti kalnai. Tai tarp pirmo ir antro per tą plyšį mes kilsim į viršų. Jau beveik atėjom prie namuko, liko pusę kilometro. Žygiuojam, sukaupę visą drąsą. Namukai. Į sostas prašmatnus atsisėsti ant skardžio. Tuo dar soliuką kokį rasim. Dupciai pasidėt. Viskas jau prie pat. Ir taip. Čia net tūlikai ant kranto. Taip, su vaizdu. Tikriausiai langai bus. Mes tokias trobelės turėjom, čia va centrinė. Tu ten kažkokie sandėliukai, kažkas tais va. Pirteliai yra. Lauko tualetas ant skardžio, čia šiaip namukas gyvenimui. Ir viskas, ką vandenį aukščiau eini semtis į viršų nuo trobelių. Čia pačioj kas dantis išsipila, kas dar kažką, tai tokie jau nešvaresni tie vandenys teoriškai turėtų būti. Tai partuvės nėra, nieko nėra tiesiog, kad miegot gali, sauną nueit. Čia kažkoks tais vietinių samių gyventojų kvartalas, net nežinau kaip pavadinti, bet kad nieko nėra. Nei kas vaikšto, nei ką čia gal labiau žiemom. Toliau jo aptvaras yra, gal velnias kažkokius laiko, kažką tais. Monika sakė, labai arti tas sniegas atrodo. Mes čia palei tokią gražią upę. Ten tiltelis, bet mums nepakeliui. Ten gal tą kaimuką. Taip pat ir žygiuojam. Prisipusryčiavę, sotus laimingi. Turėjom tokį tiltuką įdomesnį. Daug žmonių labai sutikom. 80 gal. Keista net vienoje vietoje tiek daug. O šį čia vėl tiltukas. Mes čia pamastėm, kad tėvai greičiausiai labai išsilgę bus mūsų. Tai mes galim dabar viską prašyti, ko tik tais norim. Arba, sakėm, dingsim savaitį vėl tada. Nes savaitį 10 be ryšio, be nieko kažkur kalnuose. Tada gal jau sutiks, jeigu ne, tai vėl 10 dienų dingsim. Toks planas? Jo. Gerai, Matas sakė tiramisu. Jo, mes tiramisu, man atrodo, prašysim. Mes ir tu? Aš, nu gerai, aš prašysiu. Aš tai būčiau už kokią sriubytę arba kukuliukus. Kukuliukus. Mėsos ar varškės? Gali būti ir varškės, gali ir būti mėsos. Tik jogos lazanijos O, prašysiu. lazanija tai... Bulvinių blynų. Nežinau, ko dar. Kugelio. Kugelio. Mes turim tokį gražų tiltuką. Taip. Grupė mėlyna. Viskas. Čiaušiam? Čiaušiam. Oi. Tu nežiūrėk į apačią ir girdi. Mate, visai nejuokinga. Kai apačią žiūri, tikrai baisiau. Sakau, Ten tokį vipinį spotuką susiradę. kad man galva susisuko kas kart per tokius.
Man vaidenas ar ten briedis? Jo, kodėl jis vienas? Kodėl jis vienas? Buvo ką tik prisėdimas, pailsėjimas 5 minučių ant kelmelio ir turėjom tiksliau vakarykščių guminukų. Pirkom parduotuviai gerą kainą, po 25 švediškus tuos. Dabar žiūrim, kad galiojimas pasibaigęs, tai galvom, ar jie čia dėl galiojimo pasibaigus tokie neskanus, ar šiaip neskanus, tai sakėm, grįšim į civilizaciją, pirksim pabandyt. Ar tikrai jau tokie bjaurūs? Ne, šiaip ne kažką, tokie kramtai. Galbūt šaldyti buvo per žiemą, čia prie didelio minuso. A šiaip tais vat keliaujam, leidžiamės dabar į apačią, palei upę eisim. Gal net upės vaga sena kažkokia tais. Tiltas laukia, Monikos mėgstamiausias. O šiaip tai ką, 3 kilai kažkokie tais. Kažkur tais plius minus, minus plius. Ir bus 24. Pirksim kukulius. Monika, pirksim kukulius. Taip. Taip? Patinka mums kukuliai? Už 24 kilometrus šiandien įveiktas, aš būsiu nusipelniusi šitų kukulių. O telefilizuotas jau nebetinka tas mūsų? Jau gal truputį atsibodo, bet... Oho. Nu tai tinka, jeigu ne. Nu gerai. Ir be to tu man ryte žadinai mane ir pažadėjai, kad jeigu nueisim 24 vakare gausi kukulius. Čia ne aš. Tau turbūt prisisapnavo. Kaip ir lazanija. Lazanija irgi prisisapnavo. Sakiau, kad bus sniegučio. O dabar eisim per turbūt ilgiausią tiltą. Oi. Nu šitas turėtų neblogai suktis. Tikiuosi, Monika fone matosi. Teine? Tiesiog nežiūrėk žemyn ir eik. Negaliu, jisai juda. Nu tai tiesiog tu turi judėti ir turi judėti. Eik, prašau. Aš einu. Oi, kažkas kanda į koją. O, nebekanda. Eik. Eik. Užmušo aš jį tikrai. Apsimeta čia dar kažkokia. Šokinėjo va specialiai. Aš tikrai jį nušausiu. Latė, prašau. Va dabar iš inercijos eina, kad judinti ir aš blaškausi į visus šonus. Kaip man reikia su juo Taip ir baigėsi tie tiltai. Labai jau status laiptukai. Labai statu atsargiai. Jau nedaug liko. Matom trobelę. Tai bus apie 25 šiandieną, dar plus porą kilometrų eisim iki miegojimo vietos. Kiek žmonių pareina. Jau sakėm, pirksim kukuliukus. Čia vakare eina. Pirksim kukuliukus, ikėjiškus ir valgysim. Ir dar dujų reikia, nes jau baigęs beveik. Tai va, šiaip tai kalniukai, žmogeliukai, sniegutis. Turim tokius vat akmenukus. Dienos galą, 130 beveik būsim, nežinau, gal biškį užsirovėm, bet pusę kilo kilas iki campsite'o, tai nors. Tai šiandieną vakarienį nesimato makaronai su švediškais kukuliais. Rimtas valgis, kalorijų turi. Makaroniukai verda, į palapinę paruošta, Monika jau palapiniai kryžiaždį savo sprendžia. Mes ką, turim
vandenį prie pat. Sakysiu, kad nešilta. Ir tai kilėsim į tą 1000 metrų kažkiek tais. Čia aukščiausia vieta bus šalta. Visi kalnai aplinkui apsnigti, kaip ir mūsų apsupti sniegas visur. Tokį kampuką susiradom, užuovė visai neblogą, nes išlindus tai pučia. Ir visur lygumos, tai tie vėjai įsibėgėja greitai. Sėdim va, tokie vat. Laukiam vakarienės, alkani po visos dienos po visko.